Sveikisi, tai aš jums šiandien parodysiu pamoką, kaip pasidaryti plotus, kad užsiklaimintų viskas. Būna klaidos, kad padarot plotus ir visi gali gryfinti. Tai aš dabar padarysiu, kad pamokinsiu, kad negalima būtų gryfinti ne savo plotą. Tai mums reikės 2 pluginų plotmi ir kad šito plugino aš jau nežinau pavadinimu. Dabar einame į savo hostingo failiukus. Ir tada einame arba ant Hmatch, kaip jūs norit, paprasta, ir keliame failus. Copy. Keliam. Sukopins, reikės reloadint šitą. Dabar reloadinam. Dabar čia šitą visą failus, va matot, šitą plotmį išekstraktinu šitą. Dabar šitas yra, dabar parašom belin kokį raidę ir yra, matote, EDNSG ir world yra parašyta, tai čia yra koks worldas dabar. Tai dabar mv create plot normal tai biškai prašau normal brūkšnelis g plotme. Rašome taip ir tada spaudžiame enter. Dabar mums sukonfiguoja naują plotą. World. Tai einame į pagrindinį failus, kur yra world ir atnaujinimą. Yra plotme world. Dabar mums reikia nusitelinti plotme world. mvtp plot world. Mes atsitelinti plotme world. Šiaip galime čia varpą nusistatyti, bet dabar nusistatysim. Dabar rašome plotme auto galima. Tada plotme, pavyzdžiui, čia aš noriu plotme climb. Irgi mano plotas bus. Ir tada plotme home. Plotme 2.2. Į antrą plotą atsitelinam. Tada dabar aš jums parodysiu su permissions, kaip sutvarkyti permissions, tai aš to sugrįšiu. Aš jau grįžau, dabar mums reikia permissions komandą, kad jum naujokams, pavyzdžiui, leistų prisijungti, neprisijungti, o kad galėtų kad galėtų pasidaryti savo plotą. Tai mums reikia permissions dar plugino keliame ir permissions configo visą, bet aš galėsiu atsiųsti su vipais, su viskuo. Tai čia pas mane iškart yra su vipais. Ir iškart einam permissions sets. Permissions. Tada čia iškart pas mane būna sutvarkyta, tai aš įdėsiu description'ą kaip rašyti, jums reikės tik va šitos va. Šitus, jeigu norit naujokams padaryti, kad galėtų arba 2, arba 3, tai rašom čia 2. Tai viskas. Tada. Ir viskas, tai kai pamoka baigė. Jeigu patiko, laikink, prenumeruokite, viso gero.